Sveiki, mano panteriukai, čia yra mano pratęsimas mano paprastos dienos. Taip, nesuprantu. Sofija, ko mes vėluojam? Į pamoką aš dabar nesuprantu. Į paskaitas. Ponia Julija, nupiški užtrakau namuose. Taip, Sofija, eik pas direktorės kabinetą. Ponė, prašau, nereikia. Eik pas direktorės kabinetą. Tu praleidai pusę paskaitos. Žinau, bet... Jokių bet, eini į direktoriaus kabinetą. Ir visų pirma, tu praleidai 3 paskaitas. Supranti tai? Ir praėjo pusę 3 paskaitos. Tu beveik viską praleidai, tu nieko neišmoksi. Supranti? Moku aš jūsų tą teoriją ir viskas. Teorija yra labai sunki. Aš žinai A ir B, C, D ir 6 ir kvadratinius. Gerai, einu pas direktorių. Pas direktorę, ne pas direktorių. Eik tai, kad aš tavęs nematyčiau. Nepasisekė jai. Dar ir sakyčiau. Šitais išeisiu iš to universiteto, nebepamatys manęs. Jezus. Taip ir praėjo visos 5 paskaitos. Gerai, studentai, paskutinė paskaita jau įvyko, tai aš jau eikite jūs jau namo. Gerai, mergaitės, atėm. Ok, atėm. Oi. Aš jums nerodžiau, bet aš dar buvau užėjusi vieną kavinukę pavalgyti, nes aš šiandien taip pavargau. Ta teorija yra visai lengva, bet kai A ir B kvadratu, tai aš visai nieko tai nesupratau. Bet aš nesikartosiu, nes aš viską puikiai žinau. Bet yra tas dalykas, pas mus trečiadienį yra geometrija ir matematika. Ir paprasta lietuvių kalba. Literatūros nėra. Mes šiaip turėtume rašyti egzaminą jau, tai mes rašysim ketvirtadienį, nes ketvirtadienį yra net 3 literatūros, tai tiesiog čia košmaras yra. Tai aš dabar apsirengsiu į savo pižamą, nes aš tiesiog labai nuvargau. Tiesiog košmariškai. Ir nežinau, ką paveikti, aišku. Čia aš tiesiog nueisiu pasidaryti savo procedūras. Ir... Aš taip vis dar ir vis neištraukiu šitų rūbų. Aš šitų rūbų realiai neištraukiu dar. Ir dabar ištraukiu. Tai gerai. Taip, šitą pakabinsiu čia. Tą megztinį čia. Tu čia padėsiu. Šiaip tai pas mane turėtų ateiti Semas. Čia yra... vėliau dar. Papaskas, jis turi ateiti Semas, jisai turi ateiti, jisai ateiti tiesiog pas mane, nes jisai manęs jau, savaitėmis nesimatėm, jisai turi tuo ateiti. Tai va. Tik pakalbėjau apie jį ir jisai jau iš karto atėjo. Einam žiūrėti, kas čia atėjo. O, sveikas. Labam. Tai gerai, ką veiksim, aš vis tiek neturiu ką veikti. Oi, aš ten. Universitetas man labai atsibodo. Jūs irgi egzaminą laikysit? Jo. O, Jėzus. Pas mus egzaminas turi būti šviesi rytoj. Šiandien mes matematikos egzaminą rašėm. Nepasisekėm. Ir nekalbėkime dėl tos egzaminus, aš ir taip labai jų pavargau. Ok, matosi. Ok.
Kada ką nors įdomaus. Ateik, atsisėsim kam nors. O čia. Alio, aš sėdžiu. Ok, aš pastovėsiu tada. Tai Semas pabuvo pas mane iki vakaro. Mes ir pasijos, ir biški paliūdėjo, ir pasidžiaugė. Nu tai gerai, Semas jau 9 valandos vakaro. Tai jau eik. Gerai. Sveiki, visi panteriukai, aš esu Semas. Gerai, bet davai atskirą filmuką padarysiu. Ok. Nu gerai, susitiksim gal rytoj arba poryt. Ok, eik jau. Ate. Tai gerai, mes jau išėjom. Žodžiu, jau nebeturiu jėgų daryti visas savo procedūras, tai einu miegot. Labą naktį ir iki.